Centrinės Azijos etapas baigtas, pravažiavau 4 šalis – Kazakstanas, Kirgizija, Tadžikija, Uzbekija. Tai gavosi 9000 km. Buvau Tianšanio kalnuose, Pamyro kalnuose nemažai, žinoma, Pamyro kelias pravažiuotas. Ir dabar grįžau į Aktau, čianais praleisiu kelias dienas, kol krausis mocas, nes į Azerbaidžaną kitaip nėra variantų patekti, kaip tik tai su lėktuvu. Tai skrendu į Baku kelias dienas, kol vyks ten visi foruminimai, tikiuosi atsimsiu mocą sėkmingai. Ir tada šiek tiek po Azerbaidžaną, važiuosiu į Sakartvelą, iš Sakartvelo iškart suksiu į Armėniją. Noriu pažiūrėti, kaip gyvena Armėnija, į Yerevanę pabūt ir tada atgal į Sakartvelą. Sakartvelė yra toks kelias Akhaltsikė, Hulo, Batumis, kurio važiavau prieš 7 metus ir tuo metu jis pasirodė toks, sakykime, įdomus. Noriu vėl jo pravažiuoti, pažiūrėti, kas pasikeitė.